Pirmieji geležinkeliai atsirado beveik prieš 200 metų ir tai vyko Anglijoje. Ir atsitiko tai todėl, kad buvo išrasta garo mašina, kurią pirmiausia pritaikė pramonės įmonėje, paskui įtaisė į laivą, ir taip atsirado garlaiviai, galima buvo jau greitai plaukioti, o galiausiai garo mašinos buvo įmontuotos ant ratų ir atsirado geležinkeliai, lokomotyvai, vagonai, kurie judėjo geležiniais bėgiais tiems laikams labai greitai. Esam dabar tikroji garo mašinoje, tai yra vienas iš 3 iki šių laikų išlikusių garvežių Lietuvoje, siaurojo geležinkelio, ir jisai saugomas siaurojo geležinkelio muziejuje Anykščiuose. Tas garvežys pagamintas Škodos gamykloje Čekoslovakijoje ir primena tuos laikus, kai Lietuva buvo nepriklausoma ir didžiąją dalį lietuviško garvežių parko sudarė garvežiai pagaminti būtent Škodos įmonėje, nes Škodos įmonė atrodė Lietuvos geležinkelio vadovybei pati patikimiausia. Šita Škoda yra jau 49 metų ir tai yra pokarinė versija, bet žinoma, jinai buvo išlaikiusi pačius geriausią kokybę tų garvežių, kurie važinėjo ir prieš karą. Garvežių epocha buvo iki 1970 metų kažkur ir tada tuos garvežius pakeitė dizeliniai lokomotyvai, o šitos garvežius kaip nereikalingus tiesiog išvarė metalo laužą ir tikriausia laimė, kad net 3 garvežius pavyko paslėpti ir išsaugoti. Tai suomiškas garvežiukas liko Šiauliuose, lenkiškas Panevėžy, o mūsiškis turbūt pats egzotiškiausias yra čia, Anykščių muziejuje, ir jisai čia pateko iš Švenčionėlių, kur daugybę metų buvo užslėptas Švenčionėlių liejykloje ir tik tai tokio atsitiktinumo dėka ir geradoriui Jozefui Fedorovičiui panorėjus, jisai kaip dovana atkeliavo į mūsų muziejų. Pirmasis siaurasis geležinkelis Lietuvos teritorijoje buvo nutiestas taip pat XIX amžiaus pabaigoje ir jisai panaudotas buvo Kauno tvirtovės fortuose, buvo fortai sujungti apie 100 km ilgio atkarpomis tam, kad kilus kariniam konfliktui būtų galima labai greitai iš vieno forto į kitą permesti amuniciją. Galiausiai 1899 metais atidaryta linija Švenčionėliai-Panevėžys. 145 km kažkur. Labai buvo patogu, kadangi Panevėžys buvo sujungtas tiesiogiai su Švenčionėliais, iš kur mūsų keleiviai ir kroviniai galėjo keliauti į stambiausią regiono miestą, į mūsų dabartinę sostinę Vilnių. Panevėžys kartais dažnai yra vadinamas Aukštaitijos sostinė ir aišku pramoninis regionas centras. Tuo metu, kai buvo tiesiamas geležinkelis, tai Panevėžys taip pat pasižymėjo savo šiokią tokią pramonę, tai ir mielių gamyba, spiritas ir svarbiausia buvo produkcija, kurią gamino Panevėžys, tai labai aukštos kokybės kvietiniai miltai, kuriais aprūpindavo visą europinę carinės Rusijos dalį. Tie miltai keliaudavo netgi ir į Rusiją, taip pat į Latviją, į Estiją, nes tai buvo aukščiausias lygis. Iš Panevėžio keliaujant, pirmoji stotelė yra miškuose, Karšinauk vadinama, paskui Taruškos, visiškai nedidelė stotelė. Toliau Raguvėlė, stotelė prie didelio dvaro ir tarp miškų, ir tenai Raguvėlėje veikė gal porą lentpjūvių, taip pat ir buvo didelė miškų pramonė nuo seniausių laikų. Surdegis taip pat vietovė labai sena, nuo 15 amžiaus minima, kur veikė stačiatikių vienuolynas rusų ir buvo stebuklinga vieta su švenčiausios mergelės Marijos pasirodymais, šaltinėliu ir stebuklais. Ir Surdegio stotelė jau yra gerokai didesnė, 2 aukšto stotelė, ir įdomiausia, kad jinai yra išlaikiusi tą senąjį apkalimą. Tai lentelės kalamos vertikaliai, horizontaliai, suskaitytos plokštumos, labai gražu, originalas. Toliau Vašokėnai. Vašokėnai buvo tokia visai menka stotelė, bet tarpukario laikais Vašokėnų dvaro ponas Braždys pastatė 2 aukštų mūrinį namą stočiai ir padovanojo tą namą su didelė iškilme Lietuvai. Netgi prezidentas Smetona buvo atvykęs į
va Šokėnus ir atidarė tą stotelę, kuri dėja iki šių laikų neišliko, kas būtų labai unikalu. Toliau Troškūnai. Troškūnų stotelė buvo pati didžiausia visoje šitoje linijoje, todėl kad nors ir vieno aukšto, bet daugiau negu 200 kvadratinių metrų, kadangi buvo planuojama į Troškūnus nutiesti daugiau geležinkelių, turėjo ateiti atšakos nuo Rokiškio, Zarasų per Šimonis į Troškūnus, o iš Troškūnų turėjo atšakos keliauti į Ukmergę. Tačiau šitiem projektam įsipildyti nebuvo lemta, kadangi tai buvo tarpukario projekto, jau tarpukario pabaigoje, tai jau vystėsi tiek automobilių transportas, kad jau gal net nebebuvo tikslinga. Toliau yra nedidelės smėlynės, Pagojos stotelės, kur tiesiog vienoje tai tiesiog stotelė, kitoj buvo nedidelis namelis, o po to jau Anykščių stotis, kuri yra tokia viena didžiausių kartu su Utena, Švenčionėlis ir Panevėžiu. Ir Anykščių stotelė buvo lemta, kad jinai išliko iki šių laikų kaip labai reikšminga ir dabar yra to mažojo geležinkelio turizmo centras. Daugiausia keleivių yra vežama siauruku būtent iš Anykščių. Tai nepaprasto grožio maršrutai, link Rubikio ežero kyla pats geležinkelis kalvomis, serpentinais, tokių kalvų pakraščiais, palengva kyla aukštyn. Ir yra rašoma ir teigiama, kad Rubikio ežeras tyvuliuoja beveik 80 metrų aukščiau Anykščių miesto. Susitikom labai tokioje šventoje vietoje, Utenos kraštotyros muziejuje, kur yra stendelis, kampelis, kuris primena mums tą ypatingą datą 1899, kaip buvo nutiestas siaurasis geležinkelis ir Utena tapo miestu su geležinkeliu. Galiausiai jau tokiu rimtu miestu. Ir daugybė žmonių, kai pamatė tą geležinkelį, kai tą traukinį, tai buvo visokių įspūdžių, turbūt ir vieni bijojo, kiti bėgo žegnojas ir sakė, kad nesąmonė, čia jau turbūt yra Mikaldos karalystės įsipildymas, atėjo pasaulio pabaiga toje. Tai aš kaip pirmą kartą pamačiau geležinkelį, aš neprisimenu, bet mano motina pasakojo, kad aš žiūrėjau, pradėjau drebėti ir galiausiai pravirkau. Tai buvo turbūt pritrenkiantis įspūdis kaip mažam vaikui. O kaip tavo pirmas geležinkelio? Man panašiai buvo irgi, mes panašiu maždaug laiku pamatėm geležinkelį. Garvežių aš nemačiau, jau buvo šilumvežiai, raudoni šilumvežiai, čekiški, tau 3 markės. Ir tas buvo irgi su motinoje, atsimenu, labai gerai atsimenu. Saulės nušviesti miškai, pušynai, voverės pušys, laipė ir geležinkelis. Tas įdomus, pirmą kartą nematytas. Man buvo kažkur 3 metai. Bet tu atsimeni tai? Aš atsimenu. Geras, aš tai neprisimenu. Iš mišką išlenda tas raudonas garvežys. Aš tų ir spalvas jau pradėjau padaryti. Raudonas garvežys, žiūrėk, traukinys atvažiuoja. Tai raudonas šilumvežys. Tai raudonas šilumvežys. Bet čia buvo tu buvo ar čekas? Čekas, tų 3. Panevėžio ir Švenčionėlių depai turėjo 15 vienetų tų 3 šilumvežių. Pagrindė traukė keleivinius sąstatus. Toliau keliaujant siauruku nuo Rubikių link Švenčionėlių, pirmoji sutikta stotis Trumbatiškis, dėja kurios vietą žymi tik atminimo stendas, o pačios stoties jau nebėra. Kyleviškių kaimas aukščiausia siauruko vieta, 178 metrai virš jūros lygio. 81 kilometre Stabalunkių stoties pastatas, šiuo metu privati sodyba. Link Utenos geležinkelis eina į nuokalnę ir pasiekia žemiausią siauruko vietą, 106 metrus virš jūros lygio. Nutiestas siaurukas pagyvino Utenos miesto gyvenimą, padaugėjo gyventojų. Čia atsirado geležinkelio ir pašto kelio Peterburgas-Varšuva trakto kryžkelė. 20 amžiaus 70-ame dešimtmetyje siauruku buvo suvežta įrengimai trikotažo fabrikui, laboratorinių krosnių gamyklai, pagaminta produkcija išvežama siauruku abiejomis kryptimis. Šiuo metu siauruko pastatas renovuotas ir priklauso Utenos kraštotyros muziejui. 1975 metais Ąžuolijos miške siauruko vietoje tarp 3 ežerų pastatyta plačiosios vėžės geležinkelio Utenos stotis.
Prie Balčio ežero, netoli Kviklių kaimo, degulių stotis, kuri po karo buvo susprogdinta. 2019 metais šalia stoties vietos buvo pastatytas Siauruko atminimo stendas. Kuktiškių stotyje 1923 metais gyveno 27 žmonės. Antro pasaulinio karo pabaigoje, atėjus frontui iš rytų, didžioji dauguma Kuktiškių miestelio ir stoties pastatai buvo sudeginti. Iki 1962 metų Kuktiškių stotyje buvo pralanka, kurioje galėjo prasilenkti traukiniai. 1975 metais Siauruko stoties vietoje buvo nutiestas plačiosios vėžės geležinkelis. Boleslavo Jaloveckio užsakymus Zakopanės meistrų pastatyta išskirtinė Lietuvai nebūdingo stiliaus Saldutiškio stotis. Tai buvo viena iš didesnių Siauruko stočių, turėjusi pralanką. Netoli Saldutiškio veikė lentpjovė. Pastatyta dvarininko Bražiaus, joje buvo gaminami pabėgiai visos Lietuvos geležinkeliams ir išvežami Siauruku. Išlikęs unikalus vienos arkos gelžbetoninis tiltas per Aisetos upę, vadintas Baltuoju tiltu. Yra Utenos ir Ignalinos rajonų riboje, statytas apie 1938 metus. Apie miškuose buvusią Kiauneliškio stotį nedaug informacijos, nuotraukų nerasta. Siauruko 120 metų paminėjimo proga buvo pastatytas atminimo stendas. Kaltanėnų siaurojo geležinkelio stotis 134 km nuo Panevėžio. Per Žeimenos upę buvo metalinių sijų ant medinių polių 4 dalių 55 metrų ilgio tiltas. Aišku, šiandien mes Siauruko turbūt pas mus nevažinėsime, bet yra galimybė ir mes taip galvojam, kaip Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro bendruomenė galvojame, kad Siauruką galbūt išnaudoti ir prisiminti kartu tuos žmonės ir tą darbą, prisiminti važiuojant Siauruko pylimu. Tai tikimės, kad taip ir įvyks. Jo labiau, kad yra bendras interesas ir Švenčionių rajone, ir iš mero pusės kurt takus, dviračių, pėsčiųjų, formuoti palei Žeimenos upę, palei ežerus, ežeryną, kurortą. Mes savo ruoštų daugiau dirbame gal su jaunimu, su vaikais, dienos centrai, irgi labai visur vežiojame po rajoną ir po kitus rajonus, tame tarpe ir Anykščių rajoną, vežiojam, važinėjam dviračiais. Kitaip sakant, auginame tą kartą, kuri džiaugtųsi laisvalaikiu leidžiant, o mūsų užduotis yra išnaudoti visas istorinės ir gamtinės galimybės, tame tarpe ir Siauruko pylimą, Siauruko istoriją, mūsų krašto palikimą gal su to susijusiu, formuoti tokias trasas. Buvusiam internate kūrėsi mūsų kaip ir dviračių stotelė. Tai labai siejame, jau ta mintis atsirado būtent dėl to, kad paryškint to Siauruko istoriškumą ir taip vadinam dviračių stotelė, galima atidaryti skliaustus ir parašyti Siauruko stotelė, sakykim taip. Tai va turim tokią svajonę, kad iš tos pozicijos mes išeisime į rajoną, į galimybės tas, būtent naudodamiesi senuoju buvusiu Siauruku, kuris uždarytas, kiek žinau, 72 metais. Esame Švenčionėliuose, Švenčionėlių karaliaus Mindaugo gimnazijoje, Kraštotyros muziejuje. Kadangi Švenčionėlių miestas muziejaus kito neturi, būtent šitame muziejuje sukaupta medžiaga apie Švenčionėlių istoriją. Švenčionėliai kartais dar vadinama miestu, kuris prasidėjo nuo geležinkelio bėgių. Kartais Švenčionėlių pati istorija vadinama geležinkelio bėgių istorija. Bet dar ir dabar, pavyzdžiui, į mūsų muziejų atvažiuoja amerikiečiai, užsieniečiai, kurie bando ieškoti šaknų ir jie sako, kad jų protėviai ten kažkurios kartos buvo susiję būtent su Siauruko statyba. Kaip nyksta tas Siauruko atmintis, taip nyksta atmintis
ir gyvuose žmonėse. Ir iš tikrųjų didelė netektis netekus Petro Garlos, kuris turbūt buvo pagrindinis švenčionėliuose gyvasis šaltinis, gyvas atminimas, kuris galėdavo papasakoti apie tai, kaip viskas vyko. Tai yra žmogus, kuris praktiškai yra išbandęs. Tiek, kiek užrašyta atminimų, tai jie ir išlieka. O dabar yra taip, kad mažai kas gali jau papasakoti iš tikrųjų tos tikruosius įvykius, kuriuose dalyvavo.